Parodoje Arti pristatoma širma atsidengianti. Šis objektas veikia kaip dizaino proceso artumo tyrinėjimas. Dizaino procesas šiuo atveju apibrėžiamas kaip sąveika tarp iš anksto projektuojamo objekto formos ir intuityviai kuriamos. Siekdama artumo jausmo, išryškinu tarpines būsenas, kurios įgauna apčiuopiamą formą. Taigi širma atspindi vieną iš artumo formavimosi procesų, tai yra ieškojimo šalia. Objekto rėmas formuojamas pasikliaujant varinių vamzdžių linkimu, iš anksto numatant tik 3 širmos dalių proporcijas, o tinklas kuriamas mano mąstančiomis rankomis, leidžiantis sluoksniams rastis pačiame kūrimo procese, kai rankos tampa minties tęsiniu. Tinklo savybės veda į intymų santykį ir per ieškojimą formuoja artumo jausmą.